Buvo daroma magnetograma paviršiaus piliakalnio ir buvo matomos anomalijos, tai yra tam tikri juodi taškai rezultate ir štai pagal tuos taškus ir buvo nuspręsta būtent čia patikrinti, kas yra šitoje vietoje ir tikrai pasiteisino, nes ta anomalija ir buvo būtent šitas akmuo, kuris galbūt yra ir natūralios kilmės, bet iš tiesų tikriausiai ano meto žmonių buvo naudotas kažkokiais tikslais. Galbūt tai buvo girnos. Mes galvojame todėl, kad radome jau vieną trintuvą akmeninį su naudojimo žymėm. Ir štai mes va šalia čia matom irgi apvalų akmeninį objektą, kurį mes dar labiau atsivalę sluoksnį ir pasižiūrėsime. Galbūt tai galėtų būti ir antras akmeninis trintuvas. Tai galbūt šitas natūralus, sakykime, akmuo buvo naudotas kaip girnos. Tačiau mes dar linkę taip pat galvoti, kad gali būti, kad po juo galime rasti ir galbūt molinių liejimo formų, kurios buvo naudotos metalinių dirbinių gamybai. Todėl, kad yra Rytų Baltijos regione tokių paralelių, kur randami tokie akmenys ir prie jų būtent buvo vykdoma metalurginė veikla. Mes to tikimės, bet tai yra tik tai hipotezės mūsų. Dilgės piliakalnis visų pirma ypatingas tuo, kad jis šiame regione rodo priešistorinį laikotarpį ir jame nebuvo sukurta medinė pilis. Mes kalbame apie kaulo, rago ir akmens kultūrą, kuri tuo metu tai išsikeldavo į piliakalnius, tai išsikeldavo, jame buvo apsigyvenusi trumpą laiką iš tikrųjų. Ir dauguma radinių šiame piliakalnyje būtent yra 1 tūkstančio prieš Kristų. Antras apgyvenimo epizodas yra 1-2 amžiaus. Ir dar kartą yra sugrįžtama tik 5-7 ir po to piliakalnis yra apleidžiamas iki šių dienų. Daugiausia radinių buvo rasta, aišku, keramikos brūkšniuotos, taip pat kaulinių radinių, kurie rodė, ką maždaug jie valgė, bet taip pat jie iš to pačio kaulo, kurį jie kaip atliekas naudojo taip pat ir savo dirbiniams kai kuriems. Vieni iš jų yra taip pat ir papuošalo funkciją turėję kauliniai smeigtukai, kurie būdavo labai apšlifuojami, kad netgi baltais tiesiog spindėdavo, žvilgėdavo. Taip pat tai buvo ir medžioklės, kai kada ir netgi ginklų funkciją atlikdavo. Pavyzdžiui, yra aptiktas strėlės antgalis. Taip pat iš bronzos amžiaus laikotarpio gamintų akmeninių kirvių radome vieną jo kirvio dalį, tai yra akmeninė kirvio išgrąža, kurią išgręždavo akmenyje, pilant šlapią smėlį ir sukant dirbinį. Taip pat yra kaulinis ar raginis kaltelis su tam tikram darbiniam išskalom, kurio tiksliai funkcija mums dar iki šiol neaiški, tikriausiai reikėtų mums jos nusivežti su trasologais vai ištirti laboratorijoje arčiau. Ir iš vėlyvesnio laikotarpio mes taip pat turime ir metalo apdirbimo liekanų, tai yra tiglio fragmentas, kurio sustiklėjęs paviršius nurodo, kad jis buvo dideliai kaitroje ir tam tikra spalva labai primena žalvario lydimo procesą. Taip, pagal radinius tikėtina, kad tikrai čia žmonės gyveno ir labai seniai? Taip, gyveno bent kokius 3 laikotarpius, kaip ir minėjau anksčiau, 1 tūkstantį prieš Kristų, 1-2 amžiuje ir 5-7 amžiuje.